dieną. Atvykome į kitą šalį pavadinimu Šri Lanka. Skridome iš Dubajaus kažkur 4 valandas. Naktinį skrydį turėjom, davė netgi ir pavalgyti. Prikėlė vidury nakties, sako, valgykit. Mes jau vidury Šri Lankos atvarėm, nieko nefilmavom, nes biški bardakas, chaosas. Oras labai šiltas, labai drėgnas. Nežinau, kiek temperatūros, bet tikrai šilčiau negu Dubajuje. Tai jaučiamas prakaitas. Mašinų belė kiek, šiukšlių belė kiek. Pirmas įspūdis tai toks įdomus. Bet visi draugiškai atrodo, nori padėti, nori ir pinigų. Visi tik tip. Šri Lankai būsime apie porą savaičių. Tai kelionę pradėsim nuo Šri Lankos apačios. Tai ten visokiausi kurortai, paplūdimiai, vėžliai, gražu. Nuo uosto važiavom iki apačios kokias gal 3 valandas kokias. Ir labai pigų iš tiesų. Kokiu 1,5 valandas kelionė kainavo tik apie 2 eurus žmogui. Labai pigiai, virš 100 kilometrų. O, žuvytė. Bliau, kokią galvą nurėžė. Saniukai. Va, kiek laivybos. Kol kas esam su daiktais dar. Viešbutis tais dar po 3 valandų priims, tai blūdėm čia biški po tokį kaip ir Galę, pavadinės, miestas Galę vadinas. Okay. O, driblina. Einam pažiūrėti iš arčiau vandenuką biški. Kažkokį žmonių banda, gal mokinas plaukti, ar ką čia darys. Čia žaidžia kažkokios žaidynės. Op. O, koks šiukšlynas blemba, buteliokai. Patranka. Priėjome va švyturiuką čia garsų į Galės miestelėje. Šiaip tiesiog vaikštai čia Šri Lankui ir šiuo metu tai oho drėgna. Aš jau realiai visas šlapės. Pirmasis Šri Lankos spotelis. Švyturys, ček. Maudos vietiniai vaikeliai. Toks įdomus vaisius šitas. How it's called? Rambutan. We call for the name rambutan. Hamuta? Like a sweet. Durian, hamuta, okay. Labai populiarus kriketas yra Šri Lankai. Va, mergaitės duodas. Nesiduoda dabar ilsis. Su treneriu varo mergas. Per žolę brauko. Į balą. O, dar Big Beną pasistatė. Ai, nušakęs, kaip karšta, neįmanoma. Pasiėmėm tuktuką, 5 kilometrus už euriuką paveš. Pirmasis tuktukas iš daugelio. Tikriausiai. O, kaip gerai, kai vėjas pučia. Oi, blemba, žiauriai karštas čia. Visas esu šlapęs. Eismo daug. Karvių daug. Karvių yra? O, karvės. Ir labai smirda degalais. Šiaip daiktai tai vos telpa. Tokie užsimetę. Realiai atvarėm savo pirmąją nakvynės vietą. Nu, taip va. Turim konditioną. Labai geras dalykas.
Pasirodo, va, ir vonę turim, galvoju, kad reikės dalintis. Ir vaizdelis pro langą, va, toksai, va. Čia ir pusryčius duos viską. Toks biški Japan vibes. Dabar biški palsėsime, nusimaudysim, nes esam visiškai šlapi. Ir eisim tada jūrai šlapintis. Ai, nepasakiau, 22 € kainuoja už naktį. Ir čia dar skaitos visai brangus atrodo. Nu, biški pamiegojom, atsigavom. Man vis tiek galvas skauda, bet dabar yra apie 3 dienos, tai neverta miegoti ilgiau. Atėjom į bičą. Na va, paplūdimėlis toks. Visai gal ir fainas. Vanduo šiltutis. Atėjom truputėlį pavalgyti. Kuris kokonutą. Kokosiuką, peliuką galva. Aha. Labai faina vieta. O kai vaisius pristatinėja, fainai. O, kaip gerai atrodo picikė. Paupolis toks snipis. Snip dog. Važiuojam. Bet prilankiečiai nelabai gal picas moka daryti labai riebi. Ananasas žiauriai saldus. Tai toks riebalas su cukrum. Paupolis va. Dar gavo vaisių salotų. Negavau, pirkriai. Biški vanduo jau kyla. Aha. Maniau, ką man. Atsisėsk ant akmens, pagalvok, kas esi. Oi. Man netgi yra barai su Rusija. Oho. Nu jo, čia pilna blemba. Poilsis. And Papa, 76 years. Old. Now tell him, what is it, Paul? Huh? What is it? Hello. My friend, how are you? Merry Christmas. Yeah. Smaller, cheaper? No, the same? Maybe you going to the present. You are coming. No, just one. 4,500. Jėtus mes čia dar tik tais kelias valandas, o jau visų gaila prieina senelis, sako, 74 metų. Čia man ten sunku, aš ten vačiu už tos pinigus nusipirksiu šiandien maistą. Taip pat, tai, nu nežinau, pasiėmiau tokį magnetuką, nes aš renku juos už 500 pinigų, kas būtų €50, nu tai tikrai negaila pasuportinti jo biznį. Ir šiaip jaučiu iškart reikėjo duoti pinigų, nes pasakė, kad rusų nemėgsta. Tai iš karto imtas 500 seni. Dar čia vienas toksai buvo prieš, nenufilmavom, nes labai jau liūdna, bet žmogus su mama vaikšto ir jis akių neturi. Įsivaizduojat, abi akis yra iškabintos, serga vėžiu. Tai irgi davėm pinigų. Lemba. Čia reikia padėti šitiem žmonėm kažkaip. Nu, atvarėm dar masažiuką prieš kūčių vakarienę. Jo, mes šiaip šiandien kūčias mums, jeigu ką. Išmasažuoti. Labai įdomu yra tai, kad pas kiekvieną masažistą, kur tu bebūtum, jie visi skirtingai masažuoja. Bet plaukai visą laiką bus riebaluoti. Geras, bet čia visai brangiai, čia mes pirmų rozą atėjom apie 13 € žmogui valandas laiko visą kūną. Ir akių obolius darė netgi. Vat ant tiek va. Ir pilvo dar visą. Žarnas sukina. Gražus aukurėlis. Mūsų spasas Lavona. Einam ieškoti kūčių stalo. Išeinam iš Japonijos. Einam į Šri Lanką. Nu, paieškos tęsės, kur kūčias daryt, va, eglutę radom. Ieškom, kur mūsų kūčių stalas bus. Va, dar vieną eglutę ant paplūdimio. O, geras, su fake sniegu. Prikolas. Nu ir dar vieną eini ir pamatai, va.
Visas paplūdimys realiai eglė nusėtas. One Sri Lankan number. Yeah, it will be a lot. But we have time. Prisisakėm jau čia maistų, kūčių stalui. Beleko, belekiek. Šaus kas nors? Kaip manat? Ar čia tik tiek? Tik tiek? Viskas? Kur bomba? Pirmas patiekalas – mielės. Lion. Tai turėsim Šrilankos omletą su bulvytėm free, kiaušinis koleslo salotos su agurku, čia jau daug patiekalų, krevečių kokteiliai, čia su 15 ingredientų jau. Labiausiai patinka čia ledai su vaisiais, jau ledai ištirpę. Yeah. Na, pradedam. Bandėm be mėsos. Vėl atrodo pavyko. Valgom jau vienas baigtas, šrilankietiškas omletėlis, Leonas į trasą. Čia kaip su jogurtu gavas. Šitie labai gražus. Čia tikrai, jeigu reikia 12 pasiekti, tai mes čia pasiekėm jau. Ir dar ne viskas. O, dar senelis atėjo. Kažkaip su Ukrainos vėliavom. Nu, mes jau baigiam salotas. Galvom, kad čia bus su kiaušiniu, bet ne, čia tiesiog kiaušinių majonezas buvo su koleslo. Papalim. Nežinau, kaip valgyti. Net neša papuliui plėdą dar vis. Tiesa jau papuliui. Gulė, atsakyk. Merry Christmas. Su darbuotojai basi. Pamiršo atnešti mūsų tartūno tartarą, mūsų barmenas toks visiškai išplaukęs. Nu, tai vat kūčios buvo tokios. Jeigu kam įdomu, kiek kainavo, tai 20 eurų. Nu, kūčias tęsiame kitoje vietoje su antru Lionu. Čia maždaug kai mažesnis ir daugiau kainuoja. Jeigu įdomu, kam kainuoja, tai 2 gal euro. Ant šito alaus parašyta labai geri žodžiai. Tai ne kalnas, kurį mes užkonkuruojame, bet save. Liūtas yra puikus kompanionas, kad ir kur tave nuotykiai nuves. Nes kiekvienas nuotykis turi savo atlygį. Nu, tai čia puikus alus kopti kalnus realiai ir save atlygint savo. Nu, tai nusižengsim biškį lietuviškam tradicijom, bet būsim kaip ispanai ir valgysim mėsą per kūčias. Čia kalėdų senelis koks ten. Vėl atvarė? O. Kitoks. Eik tu, Nadžia. Nu. Ir viskas. Papolė, sakyk. Niega. O. Papolė, eik pašok. Nu, labas rytas, draugai. Tokius pusryčius gavom, kalėdiškus, su kavyte. Papulis visas raudono veido. Esam vis dar taip pačioje Japonijoje. Net omletas čia aštrus mėmų. Šrilankos dydis. Mažas ir storas. Na,
pavalgiam pusryčius, eisim į kitą vietą mėgot, bet prieš tai dar vieną dalykėlį noriu parodyti, žiūrėk. Susidėjom jau daiktus, viską. Ir vat vakare pamatėm kondicioną. Kas čia? Atrodo, kad paukštis įstrigęs yra. Nu, normaliai ką. Bet nesmirda. Kadangi čia pasiėmėm tik vieną nakvynę ir nebebėra vietos, tai reikia kitą eiti, tai realiai per paplūdimį iki kito. Na va, atėjom į sekantį spotelį. Čia nakvynę dar praleisim vieną. Pasiėmėm vėl tuktuką, varom į Japonų pagodą. Mes kažkaip esam Šri Lankai, bet labai čia Japonų daug dalykų yra. Tais tuktukais taip smagu važinėti, kad atrodo gali kaip pramoga tiesiog. Vėliau kur pasiėmė ir tiesiog tą veža, vėliukas pučia, kainuoja tai centus. Dabar vėl 2,5 kilometro apie eurą. Pasirodo, čia yra ant kalno ir tuktukas vos pavaro. Nu, atvarėm į vietelę pavadinimu Taikos pagoda. Tokia va šventyklėlė. Einam apžiūrėsim. O, šventyklose batus reik nusiauti. Jaučiu karštas bus, ne? Ai, gal dėl to, kad baltas. Labas, Buda. Aš taip išsiblaškęs, kad marškinius net pusiau užsidėjau visą rytą, bimbinėjau toks va gražuolis. Dar viena Buda. Budynas čia. Sit. What is this? Sit. 8. Ah, 8. No problem. thank you. O, pasakyta, Budos įstatymas nežudyk, jie susirūpinę dėl karo su Rusija ir Ukraina, kad sustabdytų viską. Vat ir puoselėja gerus dalykus. Nu, aiškiai pasakyta, Rusija turi 6 štukas, USA 5,5 ir jeigu jie pradės bombintis, visas pasaulis bus babach. Nedarykit to. Jėzu, šitas šuniukas, blema, vargšelis, akies neturi. Eik tu savo. Vargšiukas. Water. Huh? Thank you. O, vieną dar pakokuosiu. Welcome. Gal ir nieko paplūdimėlis. Lemba, labai kurų niuchina. Kažkaip čia jos valtis atvaro ir labai pridūmija. Tai atrodo maudaisi tokie biški naftai. Bet vietikė tai labai graži. Tai sakai digital nomad. Davai iš paplūdimio. Su kompu. Prašau, kodina. Va kaip dūmė. Pabalsios green snippy dogas. Jau. Kalėdos. O, kokios didelės porcijos. Pasiėmė vieną ir džiaugiasi. Su kalėdom. Cringe F. Sako, ačiū, ateik dar kartą. Banana. Who wants banana? Gal biškį ir ateina? Nuo vietinio gavom velnių, kad nešert bežioja, nes paskui jos pablūsta, tai pats suvalgysiu. Bijo manęs. Papalis gavo savo mango lasį ir visą utėlėm nuėjus. Labai nieščiai musytės kandžiais.
Patrauk. Trauk. O, ką čia gavai gabaliuką? Vėl su tuktuku varo. Čia pasirodo, neatvažiuoju į Uberį, tai reikėjo iš vietinio imti už dvigubai. Už 3 eurus vietoj euro tam. Nu, atvarėm į Dalavelą paplūdimį. Čia turėtų būti vėžliukų. Turėtų būti kažkur vėžliukai, bet bangikės labai didelės atrodo. Nežinau, ar čia vargšus išplukdins. Krabukai, visa šeimyna. Hello. Baby monkey. Ai, gražu čia toj Šrilankoj. Nu, čia misija bus surasti dabar kokį vėžliuką. Gal pavyks, gal ne. Bet banguota labai stipriai. Žiūrėk, ir atvarė. Geras, prie pat. Nemėgsta šitą. Mano. Paėmė. Žiūrėti, kaip pasisitė. Vietų. Jie pasibučiuot. O, piktas. O, gama. Nepasidalina. Ant kiek prikolas svietikė, ką? Tiesiog patys atvaro natūralūs šitie vėžliukai. Geras. Opa. Papulis patenkins. Pagaliau gyvūną gavau. Sniupis. Ką? Jie papulis su 3. Galima plenių. Lema 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gamta. Jie, vienas dizelis. Panašus, ne? Varom iki kitos vietelės biškę. Atrodo pataikėm į vietinių bičiuką. Vieni vietiniai. Kokios bangos čia, eik. Seni. The inside have egg. The high protein. Too much vitamin. Visi žiūri, kai maistą gamina. Wait.
Right here. Okay. Very good. Pasiėmėm Uberį už 60 centų ir žmogus važiuojas 2 km, kad mus paimtų, kad pavežtų dar 2 km ir uždirbtų atmetus mokesčius kokį, ką žinau, 5 centų. Welcome to Sri Lanka. Hello. 5616. Su tuktuku važiuojam už centus. Tuktuko dizainas. Vaikai. Darėm į tą chatą, kurį te buvom daiktus palikę. Va tokį va. Miegosim šiandien po nuodų apsaugėlę. O, vėjukas, kondišo nėra. Už naktį su pusryčiais 11 eurų. Welcome to Sri Lanka. Gavom nuo uodų. Šį kartą miegosim kaip princesės. Kažkaip taip čia. Laisvapa. Nu, prašau. Nu, papa. Einam saulę žiūrėti. Populis va sėdi, laukia prieš vakarienės. Kaip ten sakas? Pradedam priprasti. Lion. Serve with crispy vegetable. Now just finish my hands. Antra kalėdų diena. Ir jau valgom. Draugas lemomai gražus. Kaip gražiai atrodo. Atrodo, kad višta, bet čia yra fish and chips. Berta galvo, kad čia višta. Viščiuko skonis kaip vištas. Nu. Atrodo. Nesuprasti šitą valgai. Pasirodo, čia buvo tunas. Valgėm tuno fish and chips. Skonis kaip vištelės realiai. Ai, tai su alum kainavo šitas pavalgymas 11 euriuko. Nu, atvarėm į antrą vietikę. Oi, alutis stovi. Programą negaliu patikėti, bet parašiau nespicy ir gavau nespicy. Patį pienelį su kokosais. Batmanas.